Konkurencija yra gerai vartotojui, pirkėjui, bet buvo parašyta, kas patinka monopolijai. Sveiki atvykę į mano darbovietę. Irgi prisistatyk. Jaučiu. Bonjour. Mano darbovietė yra labai tvarkinga. Mane mokytojai visą laiką giria dėl jos. Tvarka yra mano antras vardas. Per pertraukas aš jaučiu galią šitoje erdvėje. Aura šviečia gale. Aš kaip mokytojas. Aš esu geresnis. Aš esu protingesnis. Aš esu elitas. Pažiūrėk į juos. Dabar aš norėčiau pristatyti savo pasiekimus, tai einame paskui mane. Dauguma sako, kad aš iš prigimties esu laimėtoja, tai galima sakyti, trofėjai man nieko nereiškia, bet šiandien aš jums jas parodysiu. Kol visi eina į valgyklą, aš einu prie savo trofėjų. Nu, čia yra vienas iš kelių šimtų, bet matote, trofėjai kalba patys už mane. Be manęs šitai komandai laimėjimai nešvenčia. Tai galim matyti ir iš mūsų klasės pasiekimo. Rudens sporto šventės rezultatai. Antra, Kitais metais. Kaip matote, čia susirenka tik intelektualų žmonės. Aš domiuosi visais gamtos mokslais. Na, tik biologija šiek tiek mažiau, chemija kartais šlubuoja, fizika karts nuo karto paskaitau, informacinės technologijos tikrai sunkus reikalas. Bet fungamą jau ruošiuosi nugalėti. Alberas Kamiu kartą yra pasakęs, kad jis pasirinks vietoj kavos puodelio, nesakysiu ką, bet iš tikrųjų pamačius šių metų mūsų komandą, aš nežinau, kiek kartų aš dar rinksiuos kavos puodelį. Lėja, ką tu darai? Tai va, šiandien mes su tokiais esam nugalėtojais, iš tikrųjų nežinau, kaip pavyks šitą komandą, ir ne, vadovė. Kad ir kaip aš nenorėjau dalyvauti šitam projekte, mane čia įkišo. Ir realiai dalyvauju čia tik iš gailesčio, nes su jais. Ir dar su vadovė, aš galvojau būti vadovė, bet suprantat, man reikia fizinės veiklos, man reikia palakstyti, man reikia surinkti viską ir mėlę, o dieve, aš suprantu, kad jį beveikia. Aš tikiuosi, kad jį pašnekės, nes pusė kalbos pas ją yra gyvenimas kaip laiptai. Visiškas Sizifo darbas, atrodo, pakilsiu kažkur aukščiau, bet pakylu tik į prancūzų pamoką. Gyvenimas kaip laiptai, leidėsi žemyn ir kuo toliau aš savo supranti, kad absurdas reiškia, kaip darbo vadovai išrinkti Lėją. Tas visas apibrėžimas gerai skamba, mums raidė liko. Ką mes esame? Slovakija? Slovakija. Bet tai čia Lėjai, mes negalim sakyti vadovė Slovakija. Sakom savarankiškas su jais. Sakom savarankiškas. O ko tu čia iš vis filmuoji? Aš esu Lėja, šios grupės vadovė. Daug kas mane vadina savarankiška. Šiaip, turint omeny mano grupę, manau, kad tai tiesa. Žodžiu, planas yra toks. Kodėl konkurencija yra gerai vartotojui? Vienu žodžiu galim daryti taip, kad tiesiog pasiėmė špagatą ir viskas gerai. Nesupranti, mes pabėgiosim. Vis tiek nieks netikrinti. Ką tu čia tikrini? Aš esu šios komandos vadovė, kaip jau minėjau.
šiai komandai reikia labai daug pagalbos, nes jie nesitvarko ne tik su savim, bet ir su pačiu komandiniu darbu. Turiu labai ilgą darbo patirtį visur, kur tik įmanoma, su visokiu ten work management, visokiu tokiu va tokiu. Ir taip pat aš manau, kad visi mes žinom, kad visi sako tiksliau, kad teamwork makes dream work, bet aš manau, kad kai aš esu, tai bet kada bus gerai. Tai, yeah.